rinkinėjau kupolus. Viens kits, va, trikampiai. Jau virš 1000 varžtų, gal kažkai gauna daugiau, iš porą tūkstančių suskiau. Tai va, biški toks nebodus darbas, reikia dažyti kiekvieną pagalį. Nes dažyti, pradžiai reikia įsipjauti kiekvieną pagalį kampais, visi skirtingai tada nudažyti. Tada susukti trikampiuos, tada susukti tokiuos ir paskui sujungt dakruvą. Tai va, medvaršių, tai čia vienam gal štuka 300 kažkas. Ar štuka 4, kažkada skaičiavau, bet jo. Tai va, dirbam toliau. Žiūrėsime. Tai čia dar parodysime, kažkaip gal dar parodysime. Turėjau klausimą, kiek užima kupolas. Tai jeigu žvaigždėms rinktis, tai va tiek užima. Čia puselės 5, 10 didelių ir 6 mažesni. Plius durų dar nepadariau, bet parodysiu durys. Bet realiai tiek ir durys, tai va. Tiek užima. Galima, aišku, vežtis trikampiais. Trikampiais užims mažiau. Nu, va taip. Tai čia tokių bus kem 5, nu, tai čia pas aukščiau. Ir kitų 30. Ir dar kitų 35 tokias kruvelės. Tai pat dėklą tai patogiau yra pasikrauti. Nes va tokiais. Tai užima vietas biškį. Nes, nu va, čia neišnaudota erdvė, pavyzdžiui, kai pat dėklą krauna. Nes va, čia vežėm Airijan. Tai vairuotojai labai nepatika, nes užima daug vietos. Klientui irgi nepatika, nes už vietą mokami pinigai. Nes sako, pavyzdžiui, klientas, aš nesusisuksiu. Aišku, susisuktų, net čia viskas yra, kaip čia pasakyti, sužymėta. Sužymėta raidėm, yra brėžinys. Įmanoma, viskas įmanoma. Arba iš vis galima, pagaliukais, va taip pavaryti. Tai čia telpa ant padėklą visas. Tai čia va yra pusė kupalo, jau pusę susukiu, tai vada pusė lygi. Tai ant padėklą šitų galima susikrauti. Geriausias variantas. Paskui irgi raidė su raidė jungės čia. Va, parodysiu biškį, jau kaip jungia. Arba galima va šitį iš vis. Nesupjautus. Pjaukitės vietai. A ne, taip geriausia. Čia pirma rūšis, tai va. A raidė. C raidė. P raidė. Viskus susižymėjęs aš pagal abėcėlį. Nu, aišku, ne taip pasakiau B turėjau C, bet nesvarbu. C, B. Ir po 2 varžtus, 6 varžtai viena. Svarbiausia tai kampas išgaudyti, kampai ir ilgiai milimetrai, nes jeigu biški per daug ar per mažai, tai paskui renki ir kažkur gaunas plyšiai, ant viršų iš viso būtų plyšiai. Neteka, kad taip banda būtų, bet teka man taip paklys tarp jų, bet yra sakė, kad surenka viršui, tada makrofleksų pučia tarp medžių tarpas. Viskas trikampis. Jamam kitų. A raidė.
toliau visų dienų. Suki. Kas gaunas va tokį krūvą. Tai tokias gaunas 3 krūvas tada. Ir bus kupolas. Tai va, nu kų, eit atsgert biškį ir rengt kitų dalį. Tai va, tako čia daugiau, nu taip va ir vyksta darbai. Pjevimų gal rodžiau kažkada, neatsimenu iš tikrųjų, gal ir rodžiau. Šiaip turiu šablonų jau pasidaręs. Pas vienu, pavyzdžiui, 12,8 kampas ir 30,6 laipsnio. Tarkim, pas D jau yra 12,2 ir 26. Nu, tarkim, da kokį čia, nu, I raidė jau 9,4 ir 3,4 ir 8. Kitas galas 18,4, 9,4. Realiai visi skirtingi, visi kampai skirtingi. Čia va 11 kampas ir 26. Su tais kampais gali išgauti, bet kokį dydį gali išgauti, kad ir 20 metrų, kad ir 100 metrų. Ir kas pastatys tokį, nieks. Tai va, likučiai lieka čia. Kažkur panaudot, man. Dažniausiai sunaudoju visko. Lieka, kad ir tokie, bet kažkur tai padarau vis tiek. Kažkur tai nedeginu, nes nori deginti. Galima pagaminti kažkas. Nu va, im pabaigai baigė susirinkti viskų jau. Nebėra net vietas beveik. Va, 1, 2, lauki 3, trikampių mažyn. Tai va, taip ir judam. Nu ką, montuosime duris, čia turi būt durys. Padaryta anga, kad būtų vientisas gaminys. Atveži, padėjai, pastatėjai viskas, kad nereiktų vietoj pjauti. Tai va, ant panašiai taip stovės, tai va. Tuo išpjausime, padarysime. Taikų, žiūrim, kas čia bus. O va, statvanai išpjau pagalį, vienu, kitu. O, kas čia buvo? Kuo jis trumpesnis man galas. Prasleidžiau. Nieka tokia būda. Kažkur praslaidžiu. Nieka pjaunam iš naujo, ko. Būna ir šitaip. O, dabar gerai antras bandymas pavyko. Blemba šviesa, čia mirksėsis, lėdai kažko su GoPro nedraugauja. Nu, dabar reikia šitą devaltą ir bandyti pjauti. Čia. Čia. Kas čia bus? Nu va, kas gavas. Eik tu sau kaip mirga.
Nu ir va, anga yra jau. Čia dar reiks padaryti dar vienas kampą nupjaut, kad stagelis biški būtų virš durų, kad čia nebėgtų vanduo. Nu, tai čia tokį dar vieną. Ir kūną nudažyt ir viskas. Vienas paruoštas. Nu ką, įmam duris lauką. Kaip ir viskas. Reikia nudažyti. Ir karkasas paruoštas. Šiuolaikinai prieš buvau tik tai. Reikia susižymėti gal durys, koks skirtumas rodo. Tas gali dėti. Nu va, kūdą dažam. Ir viskas. Ai, tos sparnus galima apkabinti jau, nebenuvirs. Irgi suktukas. Penki kilo. Gerai bus. Biškai užbodai. Gerai, reikia dažyti. Nuo kūnų dažyta, va taip pagavas viskas. Tai viskas šitų šonan, dar porą reikia padaryti. Kitų jau nebefilmuosiu, nes viskas bus taip pat. Identiškai. Paskui dar apačioje reiks žiedas padaryti, irgi iš 5 pasikeltų, kad biški 5 cm bent jau nuo žemės. Po tuolo. Ir bus viskas. Tai va, tie laukia 2. Gerai. Tiek apie tas kupalus, manau. Viskas aišku. Viskas paprasta, čia nieko nėra. Labai lengva padaryti.